Sveiki audio aparatūros mylėtojai, mano draugai, mano sekėjai. Ir vėl aš čia po ilgo laiko turiu labai įdomią temą ir apžvelgsime šiandien tokias temas kaip CD grotuvas tampa daku. Noriu padėkoti savo sekėjams, draugams, ačiū, kad jūsų toks didelis būrys, o tie, kas manęs nemėgsta, nepakelia mano balso, tembro arba mano turinio, nesinervuokite, tiesiog praskipinkite. Kaip Audio Vytas reperis sako, aš ne $100, kad mane visi mylėtų. Supratot? Skipinam ir tęsiam toliau. Mano video yra visai kitokie neigu HiFi Mediko. Aš ne inžinierius, jisai puikus inžinierius, sekite jo darbus, iš jo galite daug ką pasimokinti. Mano video yra apie audio nuotykius su audio aparatūromis. Apie tai ir dalinuosi. Kokius nedidelius pakeitimus padarau ar dar kažką, kurie įneša garsui didelį pokytį. Šiandien kalbėsiu apie CD grotuvą, kurį sugalvojame su savo draugais perdaryti į DAC-ą. Tai Harman Kardon HD730, kaip jis pas mane atsirado. Buvo poreikis vienu momentu, kad paklausyti CD diskų su kokseliniu išėjimu, kad galėčiau patestuoti savo turimus DAC-us, kurį turiu ne vieną, ir ne du, ir ne tris, ant CD grotuvo formato, kad išeitų per koksalą. Ir taip įsigijau porą CD grotuvų. Denon 695, kuris labai didelis muilinukas, ir šitą, perdarytą Egidijaus. Apie šitą perdarimą, visą jo tuningą, nuostabų darbą atliktą, dabar jūs pasižiūrėkite iš jo pačio, nes geriausia, kai apie savo darbą pakalbės jis pats. Na, šiandien turėjau Martyną svečiuose, atsivežė mano tobulintą Harman Kardon grotuvą su Philips GP čipu DAC, tiksliai dabar modelio neatsimenu, ar 4750 kažkas tokio. Liktais Martynas parašys kamputį ir pats pasakys, koks ten yra DAC-as, nesenai dariau. Tai dabar apie pačius patobulinimus ir kas labiausiai davė gerųjų pokyčių garse. Tai sumontavau papildomus du maitinimo šaltinius, tai šį teroidinį ir šį originalų palikau, sudėjau papildomus, ne papildomus, o galingesnius didesnio talpumo kondensatorius maitinime. Na ir labiausiai įnešė pokyčių garse į gerąją pusę, tai šie pakeisti greiti diodai. Tai čia sudėjau 4 ir čia va šičia yra 2 pakeisti. Tai iškart bandant labiausiai pasijuto skirtumas, tikrai grotuvas pradėjo skambėti taip, kaip niekad nėra skambėjęs. Na, čia kaip matote yra padarytas Vadim Sirotenko patobulinimas, jis šį grotuvą yra pavertęs į DAC-ą, tai dabar grotuvą galima naudoti kaip DAC-ą. Tai šiandien su Martynu testavom, tikrai esu labai nustebęs, groja tikrai super aukštam lygiai. Tai tokie mano patobulinimai, ką galėtų padaryti dar su šiuo grotuvu. Tai būtų galima dampinguoti jo vidų, antivibracinę dangą išklijuoti, kad CD mechanizmas sukdamas CD sukeltų mažiau vibracijų. Ta patį galima padaryti ir dangtį, irgi išklijuoti. Taip esu daręs, tai tikrai pasitvirtinęs projektas. Daugiau, dar yra pakeisti mano visi kondensatoriai. Tai esu sudėjęs visus kondensatorius aukštos klasės. Tai Rubicon, Nichicon musė ir taip toliau. Ir kai matot, šis yra stiprinimas, nėra jokių pampų, o yra diskretinis, tai yra ant tranzistorių. Na ir gale esu dar sudėjęs papildomai 2 plėvelinius kondensatorius ant išėjimų. Tai tokie atlikti patobulinimai. Super grotuvas, tikrai labai gerai skamba. Aš jo originalaus negirdėjau, prisipažinsiu. Tokį pat CD grotuvą yra turėjęs Vadimas Sirotenko ir Egidijus. Draugų nuomonė, šitas CD grotuvas skambėjo ne kažką. Eilinis CD grotuvas muilinukas. Taigi, kaip jisai skambėjo,
aš pats negirdėjau. Aš tik girdėjau jau jį perdarytą ir jis man suskambėjo puikiai. Ilgą laiką jis buvo mano flagmanas, aukščiausio lygio CD grotuvas iš visų tų, ką aš turėjau. Ir kilo man tokia mintis, o kodėl man jį nepadaryti kaip DAC-ą. Patikrinus data sheetus, dokumentus, radau, kad jis turi I2S galimybę. O tai reiškia, kad jeigu turi I2S, galima bandyti prijungti kažkokią kokselinę įvesti. Pasitarus su Vadimu Sirotenko, aš šitą CD grotuvą išsiunčiau į Vilnių, kad jis man jį perdarytų. Bandė žmogus ant čipo Kirus CS8412, jeigu nemeluoju, šitas CD grotuvas nesuskambo, net nepradėjo groti. Jis daug atliko darbų, tikiuosi komentarą apačioje parašys pats inžinierius. Jis užgrojo su čipu DIR 9001. Šitas receiveris palaiko 2496 bitus, bet kadangi visas CD grotuvas yra padarytas tik 1644, tik palaiko CD disko formatą, tai ir groja tik CD disko formate. Dabar iš šito CD grotuvo yra ir CD grotuvas, ir kaip DAC-as. Kažkada, kai jisai buvo dar CD grotuvas, aš jį lyginau su savo TDA, kurį vertinu labai aukštai. Buvo sudėti čipai LM6171 ir OPA 132 ir šitas CD grotuvas mano aną DAC-ą apgrojo TDA 1541 iš Vadimo. Jis nepatapo kažkoks blogas, neklausomas, tiesiog šitas CD grotuvas man skambėjo detaliau, scena buvo didesnė, instrumentų lokalizacija buvo geresnė. Taip, jis prigijo mano sistemoje, bet tada buvo kaip DAC-as, o šitas buvo tik tai kaip grotuvas. Po ilgo laiko atsinešė Edvinas, vienas iš mūsų sekėjų, savo jau padarytą naują DAC-ą iš Vadimo su kitais čipais. Taip, ten stovėjo geresni kondensatoriai ir buvo operaciniai stiprintuvėliai OPA 1655. Jis buvo daug detalesnis už mano TDA ir tikslesnis. Žemas registras buvo tikrai geras. Sugalvojau, kad ir man reikia šitos operacinius stiprintuviukus išbandyti. Užsisakiau juos ir įdėjus šitos OPA 1655, 4 ir garso stiprinime ir filtre man nepatiko. Buvo per sausa, per detalu, tiesiog atrodo viskas vietoje, bet kai paklausai ilgiau, nesinorėjo klausytis. Išbandžiau dar keletą įvairių variantų ir atgal įdėjau į garso stiprinimą LM6171. Wow, buvo nuostabu. Tada šitas DAC-as vėl apgrojo šito mano Harman Kardono, bet jis vėl netapo nuo tuo blogesnis. Šitas mano CD grotuvas susirungė su tokiais įrenginiais. Denon 695, o Denonas visiškas buvo knockdown'e, knockout'e. Jie susirungė su CS4398. Taip, CS-as jau atrodė ne taip blogai su šituo lyginant grotuvu, gal balsas šiek tiek skambėjo geriau, bet vis tiek scena platesnė, instrumentai detališkesni ir tikrai Harman Kardonas stovėjo daug geriau, grojo detaliau už TDA su anais čipais su anuo deriniu. Bet dabar, kai pakeičiau čipus į TDA kitus, jis šiek tiek jam nusileido. Netgi šitas DAC-as CD grotuvas nuvažiavo atgal pas Egidijų ir mes jį lyginom su juo perdarytu nuostabiai grojančiu Protonu 2020A. Tai jie buvo viename lygyje. Jeigu Protonas skambėjo balsas gal šiek tiek tamsesnis, toks atrodė šiek tiek didesnis, į vyrišką pusę, bet detalumas, scenos plotis buvo
geresnis Harman Kardono. Aš manau, viskas įtakojo, kodėl jis taip gerai skamba. Kaip ir Egidijus sakė, ir papildomi maitinimo šaltiniai, ir diodai, ir detalės. Ten stovi originalus ant išėjimo neoperaciniai stiprintuvai, o tikri HDAM diskretiniai audio inžinieriaus audio vyto žodžius, kad vienabičiai negali skambėti. Nepasakysiu, kad man tai tie žodžiai juokingi, bet šitam CD grotuviui tikrai netinka. Čia yra čipas SAA7350 ir jis yra vienabitis, bet jis skamba labai aukštame lygyje. Jis tuo momentu buvo išleistas, sukurtas Philips kompanijos, kada buvo ir sukurti tokie kaip tuo momentu flagmanas 1540. Datraukti iki 20 bitų, o pavyzdžiui 1540 14 tik bitų. Bet kaip iš Egidijaus video sužinosite, kad tie bitai ne viską nulėmė audio garsui. Be to, kad šitą CD grotuvą ir dabartinį DAC hybridą buvau palyginęs su savaisiais DAC. Ir kitą kartą turėjau dar vieną palyginimą, sugretinimą, tai lyginau su SU9, su dvigubu čipu AK493, dvigubas kinietiškas visiškai perdarytas, ir su Edvino kinietišku DAC-u, su AD1865 atrodo, NOS ant lempinio buferio. Tai galiu pasakyti, nei vienas iš šitų DAC-ų dviejų, nei kinietiškas SU9, nei su AD1865 jam neprilygo. Jis skambėjo daug detaliau, daug geresnė, tikslesnė scena, instrumentų lokalizacija buvo viskas jo pusėje, jo pergalė. Pridursiu tiek, kad jūs klausysitės No Copyright muzikos įrašytos iš YouTube 320 MP3. Sony stiprintuvas 940R VA. Pastatom rankenėlę link 9 valandų. Tai smagu, jeigu jums šitas video patiko, nepamirškite padėti kažkokį tai bent jau laiką, komentarą ir jei nesunku, paremkite mūsų kanalą. Apačioje bus nurodyta banko sąskaita, PayPal sąskaita. Ačiū už jums kiekvieną paaukotą eurą. Šitie eurai bus naudojami kitiems projektams, video kūrybai ir kitiems mano darbams paremti. Ačiū jums, mano sekėjai, mano draugai. Iki kito malonaus karto. Iki. Čiau.